Savaitgalį mūsų mieste varžėsi Kėdainių, Kauno ir Panevėžio jaunieji futbolininkai. Sekmadienį Kėdainių sporto mokyklos futbolo manieže vyko vaikų mažojo futbolo turnyras Pavasario taurė 2011. Dėl futbolo klubo Nevėžis įsteigtų prizų varžėsi 3 Kauno komandos, po 1 Panevėžio ir Kėdainių. Kaip šiandien jums sekasi varžybose? Gerai. Nepavargai? Nelabai, bet varžovai buvo stiprus. Reikia labai ginti daug. Kokioje pozicijoje tu žaidi? Gynyboje. Sunku? Nelabai. Kaip tu susidomėjai futbolu? Labai patinka, geras sportas. Vaikams naudingas? Taip. Galima pasportuoti, gali laimėti daug ką. Man patinka šis sportas dėl to, kad aš jau lankau 3 metus ir labai gerai žaidžiu. Mano tikslas būti labai geru futbolistu. Šiandien per šias varžybas buvo labai sunku, buvo labai kakli kova, nors kad ir laimėjom 1-0, bet tikrai neturėtų būti toks rezultatas, nes varžovai daugiau mus spaudė negu mes. Ką darysit, kad laimėtumėt šiandien ir patektumėt tarp prizininkų? Labai stengsimės, viską imsim gynybą, jeigu įmušam arba puolybą, nes viską reikia, jeigu pralaimi puolybą, daugiau nieko ir stengsimės iš visų jėgų. Nuo praeito rudens yra suformuota šita grupė ir visai natūralu, kad pasitreniravus per rudenį ir per žiemą jau pats metas pradėti ir dalyvauti varžybose. Tai pirmas jūsų mažyčių sportininkų turnyras. Čia yra 2003 metų gimimo vaikai. Iš tikrųjų, tai kituose miestuose dar anksčiau pradėjo lankyti futbolą ir mums čia toks kaip savotiškas trenerių testas, pažiūrėti, kaip progresuoja ta grupė, kaip atrodo didesnių miestų fone. O varžybos vaikuose ką ugdo? Labai daug savybių. Tai ne vien, kad tik tai, kaip sakoma, daug kas galvoja futbolas vien, kad tik kamuolio spardymas. Tikrai su to nesutinku. Čia yra ir komandinės dvasios, ugdymas, ir savitarpio bendradarbiavimo, ir draugiškumas ugdosi. Aibė savybių, kurios tikrai yra gyvenime labai vertingos ir naudingos. Turnyro nugalėtojais tapo Kauno futbolo legiono futbolininkai. 3 komandos Kėdainių Nevėžis, Panevėžio Ekranas ir Garliava surinko vienodą taškų kiekį. Tad teko skaičiuoti įmuštus ir praleistus komandų įvarčius. Rezultatai kėdainiečiams nebuvo palankus. Jie liko 4. vietoje.